Tai meditacija ritualas, meditacijų maratone intensyve, skirtame kelių gyvenimo sričių suderinimui ir harmonizavimui su 2026 metų energijomis. Ši meditacija ritualas skirta sveikatai, ištvermei ir bendrai savijautai, fizinio kūno ir sveikatos būsenos harmonizavimui. Leisk naujoms 2026 metų ugnies ir saulės energijoms tekėti per kūną ir šiais metais sustiprinti sveikatą ir pagerinti savijautą. Šioje meditacijoje rituale prireiks mandarino. Jei neturi mandarino, paimk apelsiną arba greipfrutą, ką mėgsti labiau, nes ritualo gale reikės vaisių suvalgyti. Taip pat prireiks ir žvakės, bet kokios, kokią turi. Čia svarbiausia – ugnis. 2026 metai – tai saulės metai. Šio ritualo metu mandariną įkrausime saulės energiją. Mes prašysime saulės motulės į vaisiaus centrą patalpinti mažytę eterinę saulutę, kuri šildys kiekvieną kūno ląstelę per visus metus. Taigi, pradėkime praktiką. Atsisėsk patogiai, rankų kojų nekryžiuok, sėdėk tiesia nugara, paleisk mintis, atpalaiduok kūną, veidą, ypač žandikaulius. Susitelk, kelis kartus giliai įkvėpk, sulaikyk kvėpavimą 2-3 sekundės ir iškvėpk pro pravirą burną. Dabar pastatyk žvakę priešais save, padėk mandariną šalia, paimk rankon degtukus ir ištark ugnies mantrą, kad suaktyvintum ugnies stichijos energiją aplink save ir pakviestum ugnies dvasią. Ugnie šventa, apglėbk, ugnie šventa, pakylėk, ugnie šventa, sustiprink, ugnie šventa, globok. Dabar uždek žvakę ir nusiteik meditacijai ir ugnies energijos aktyvinimui. Žvakės liepsna materializuoja ugnies energiją. Pažvelk į liepsną, ištiesk į ją rankas, užsimerk ir mintyse įsivaizduok degančią žvakę. Jei vaizdas neišsilaiko, atmerk akis, vėl pažvelk į ugnį, įsimink ją ir vėl užsimerk. Atkurk ugnies vaizdinį mintyse. Kai jau galėsi išlaikyti ugnies vaizdą užmerktomis akimis, įsivaizduok, kad ji auga. Kyla aukštyn ir plečiasi į šonus, į kairę ir į dešinę, suformuodama aplink tave ugnies sieną. Tegul ugnis užsidaro tau už nugaros, o tu tarsi atsiduri ugnies rate. Ir mintyse ištark. Ugnies stichijos dvasios, būkit pasveikintos mano erdvėje. Aš priimu ugnies energiją kaip eterinę dieviškos meilės šviesą. Aš prašau savo kūno priimti ugnies galią ir įžiebti kiekvienos ląstelės branduolyje ugninį žiedą. Įsivaizduok mažą liepsnelę kiekvienoje ląstelėje. Tada vizualizuok, kaip iš viršaus leidžiasi geltonai oranžinis raudonas energijos stulpas, įeina į kūną ir pereina nuo viršugalvio iki kojų pirštų galiukų. Kvėpuok lėtai ir giliai. Įsivaizduok, kaip kūnas prisipildo eterinės ugnies, saugios, minkštos, suteikiančios kiekvienai ląstelei energijos ir gyvybės.
Kiekvienos ląstelės branduolyje įsižiebia po mažą ugnelę, po ugninį žiedelį, ugninę gėlelę. Harmonizuokis ir sinchronizuokis su ugnies energijomis. Suderink savo kūną su erdve aplink save. Atkreip dėmesį į kojas ir rankas. Įsivaizduok, kad jos taip pat prisipildo ugnies energijos. Kiekvienas raumuo ir kiekvienas kaulas sušyla, po to tampa karštas. Pajusk vidinę šilumą, gal netgi karštį, tačiau kūnas išlieka sveikas, stiprus ir vientisas. Jei atsiranda kažkokios vibracijos ar kitokie pojūčiai, priimk juos. Tai visiškai normalu. Jei norisi pajudėti, pasiūbuoti, padaryk tai. Kiekvienam harmonizacija su ugnies stichija vyksta savaip. Nepamiršk giliai kvėpuoti. Įkvėpk per nosį, iškvėpk per burną, išlaikydama ugnelės vaizdinį kiekvienoje ląstelėje. Ir dabar mintyse ištark. Dėkoju dangiškajam tėvui ir visoms ugnies dvasioms, visuose tankio lygmenyse, už suteiktas man energijas. Pažadu nukreipti jas į harmoniją, meilę ir dėkingumą šiame įsikūnijime. Dabar atsimerk ir paimk savo pasirinktą vaisių. Laikyk jį tarp delnų. Kiekvienas vaisius yra kilęs iš medžio, kuris taip pat turi sielą ir kūną, iš kurių gimsta vaisius. Užsimerk ir pasakyk. Dėkoju gamtos dvasioms, kurios sukūrėte šį vaisių, jo kūną ir sielą. Siunčiu jums savo meilės šviesą. Prašau jūs suaktyvinti šio vaisiaus energijas ir per jį suteikti jėgų mano kūnui. Giliai įkvėpk ir iškvėpk. Dabar parodyk vaisių saulei. Padėk jį ant dešinės rankos delno ir pakelk aukštyn. Užsimerk ir įsivaizduok skaisčiai šviečiančią saulę tau virš galvos. Ir mintyse pasakyk. Sveikinu tave, šviesos valdove, saulė motulė. Prašau, pripildyk šį vaisių energijomis, suteiksiančiomis man sveikatos, apsivalymo, jėgos ir apsaugos. Dėkoju tau už naujas mano asmeninės erdvės ir mano kūno energijas. Įsivaizduok, kaip saulės spinduliai sklinda į vaisių ir jis pradeda švytėti, o jo centre ima rastis maža saulytė, dangaus šviesulio atspindys. Mintyse pasakyk. Dėkoju tau, šviesos valdove saulė, už suteiktas energijas. Dėkoju šviesos pasauliams už rūpestį mūsų planeta, už jūsų meilę ir šviesą. Siunčiu jums džiaugsmo ir dėkingumo energiją. Atsimerk. Ir dabar suvalgyk savo pasirinktą vaisių, tuo priimdama energijas, kurios buvo įdėtos į jį. Padaryk tai per pusvalandį, nes eterinės energijos lėme išlieka neilgai. Atmink, kad per astralą bendravimas su skirtingo tankio pasauliu vyksta akimirksniu. Suvalgiusi vaisių užpūsk žvakę. Jei nori, naudok ją ir kituose ritualuose. O tuo tarpu mūsų ritualinė meditacija baigta.
Ir prašau tavęs parašyk, kokius pojūčius patyrei dvasioje ir kūne. Dėkoju tau už buvimą čia ir iki kitų susitikimų. Tavo Meditėja.